Šakve Liepos mėnesį atsijėva pjūtį, rugiai kirsti reikia. Rugsėjin, gi bulviakasis, bulbos kasti reikia. O atidavau kalėdos genosius. Meitėlaitį reikia užputenti. Nu tai kada, Dievui? Kada tas šiesas mirtis? Sėdi, nieko nedirba, tai nesvena. Na, Jonelė, tai jau kiek tu sėdėsi? Gal sakau, Čėsas jau naujus tvarto vartus būdavus. Jau gana tau čia mislit ir nieko nedirbsi. Marcelė, mano pečius užgulė labai rimtas rūpestis. Na? Mirčius reikia. Poli tu, Maksas, nu, kiek jau tu šiton savaitėn mirksius rašėjai rozų? Penktas rozas, kad piršti, te piršti, kad gyvas, te gyvas, nu, po pierkūnais, nu. Marcelė, O, Jėzus. nešukalokti, sėskis, būktų gerą. Ašgi tau ir sakau, nu ne šiandien giringuos mirti, ne, arba rytoj. Cinkamo Čėsukė, sakau, va, davau. Va, jei mirtau Liepos mėnesį, tai supranti, rogius nuskirstai, dar ir pats, supranti. Va, su bulbom, tai tau nuklapa, tas, oj. Va, taip kalendorius man rodo. Padakojau sin kalendorių ir nusprendė, nu. Sąžinės turėtai, ai cypsai, tai gal durnos mislios iš galvos išeis po pierkūnais. Jau kokis klapatas namuose, ligonis laukyti. O Jėzus, nelinkiu nei vienam priešui, tokis va ligonis laukyti. Ir dar su pričiūdais. Nu, mirksus ruošiai, nu jūs pamiskikit. Nu, kur tai matyta, mirksis tai susruošiai. O Jėzus, Marija, tu šventas, tu poli, tu matas. Kad būt mano gyvenimas susklausys, jei ne šitas Jonas. O jaunystėm, tai žinokit, buvau įsimylėjus tokį mūsų kaimo bernų Praną. O gražus. O jo akutės kaip basiukuciai, plaukai garbiniuosi. O jo būdavo kaip išveda mane šauks, taip kaip lanksnukį nešioja. Oi, ir jis mane mylėjo, Na, vat buvau ir piršlius atsiuntęs. Ale tėvas tik trinks klapų ant stalo, neįsi, pasakiau. Neįsi ir gatava, bus ne namo, bus iš namų. Nu, jūs tik pamislikit, ateina pirkion, papirosas dansysna, pečius kurianas, o iš čerčiukų prašo. Nu, tai ar ne išlaidūnas? Dar negana, kad papirosas pirkcinis pats negali susukti. Čerčiukų prašo, nu. Neįsi, pasakiau, ir gatava. Kiek mano tadum priverkta, kiek naktų nemiegota. Važiavo šitas Jonas tadum. O kuo aš jauna durna davė kunigų kyšio medaus. Taip ir ištekėjau. Eik, sakau, Jonai, padirbsi, kuai, gal tau mislios iš galvos išeis. Eik, nu. Nu, jokio žėlastės iš tai. Jokio žėlas. Tik dzirbt ir dzirbt. Tu gal tik vienu moki hausi gerai pasakyti, dzirbt. Ir taip visas gyvenimas turbūt iki grabo lantos man čia tai dzirbt. Viešpatie, Dievas tu man, atsiųsk tu man lengvų ir greitų smerčių. Panorėčiau ant javų balos, ar ant sauso šieno, tai nor kaimynam būtų daug džiaugsmų. Labai jau nenorėtų mirt žiemoną, jei. Kas tau duogi grabų šitą palaidos iškas? Žemėn gruodzyta, tai. Tu čia ku? Poteriauji? Ar eilėraščius kuri? Kaimynė, jokius eilėraščius nieko čia nekuriu. Kaiminėlė, aš mirtus rengiau, supranti, tai dabar riktavoju Čėsų, kad ant Šventų Petrų ir vartus pas balados. Na, jau šitos savaitėn 5 pas Šventų Petrų baladuojas.
Как nepriima, kaip nepriima. Как palei vartų stovi, taip palei vartų stovi. Nu. A, tai čia ne šposai. Ne šposai. Ne šposai. Ne šposai. O aš mislėjau, kad bobos plėtkalojai. Tai, jau Jo, o vaišės ar jau surašė? Ne. Žinok, pakasynos be vaišių tai ne pakasynos, ne. Na, matau, tu čia nieko nesiūlai. Gal aš ir eisiu jau, nes ir parduotuvė to išdarys, o dar ir bobus plėtkų laukit. Bėgu, Jonų reikia. Nu, tu, Jonai, sėsi į kapines ar dar krautuvę nuvisi? Duona baigis. Dievulio puzėlė, nu jokio vėlastis. Aš apie smertį kalbu jau apie duoną. Jokio vėlastis iš tavimai. Jokio šėlas. Jo. Jokio šėlas. Jo. Va, imsiu ir kažkada bus. Oi tu, Jonolė, oi tu mano slūgėla, oi tu mano priesagėla, oi tu mano durnelė to, ir kūgi tu sumislini. Nu, ir kam tu mane vienu paliksi ant šitos žemelės, ir kūgi aš darysiu be tavy. Nu, gerai, kažkadavojau. Poreikį, o nėra dar kokių planų turi. Besarmatė tu, besarmatė. Aš norėjau tik tau pasiskūsti, kad tu suprastai mano graužatį. O tu. Čia kas 20 metų už tavių vyresnį. O per šitų čėsių, kur pragyveno žmonės, ar tu norotų gyvenimą? Pasakei man gerų žodį. Jonai, eik pagulėsi, gal tau kosopa, gal tu sergi, Nėgi iš tam nieko gero. 20 metų pragyveno su jaunesni. Visų gyvenimų pragyveno ir va dar ant senatvės prisimeni, matai? Jonelė, ale su jaunesni tai pirmas ir derlius susvežė. Sakau, su jaunesni gal ir po Šventų Petrų greičiau papūsi. Tik paprašyti, padėsiu tau baladotis. Ar kada nors tu rimtai pakalbėsi, Viskų baikų palaido, o šiek žinau, su kožnu dzienu, kad aš einu senyn, tai man atrodo, kad aš šiton žemėn daraus niekam nereikalingas, svetimas kokis, tai nežinau. Šiek vart ir tu kokia taip pasidarai čiutna, atšalus, svetima, nieko nesaprat. A jau atšalus? A jau svetima, Jonelė? Nu, tu jau man šiandien tiek prišnekėjai. Daugiau nei per visų mėnesį. Daugiau nei per visų mėnesį. Marks, čia gali šnekėt kiek nori. Kad niekas neklauso, čia kalbėt. Aš klausau. Tik neturiu ką tau pasakyti, Jonelė. Va, brata, kad gyvenu, jau klauso, ale neturi man atgal pasakyti. Tai kas čia gaunas dabar? Nuo kada mes Marcelė pradėjom nesuprasti vienas kito, Nuo kada? Nuo kada, Jonelė? O tu gerai pamislik nuo kada. O gerai pamislik nuo kada. Gal tadum, kad mus šitos dienos pasidarė tykios, kaip šitas kambarys, Jonelė? O gal netadum, kad tau traktorius pasidarė svarbesnis nei aš, Jonelė? Jau traktorius pamaišėjai, matai, Galvoju, traktorių geriau nelik ap tavi. Marcelė, tu Marcelė. Šitokia tu dar graži moteriškaitė, tau dar gyvensi. Dar daboju, Facebook'o kelių nesutraukti. Jonelė, ir tam Facebook'ą nieko gero nėra. Vienas kitų cigraužė, vienas kitų ėda, nieko gero neužgirsi. Ale apie Marcelę, tu man pasakyk, kas mano vienatvį supras, Kas? Šiek mes abu vaikų neužgyvenom. Kaimynai ir draugai jau kadais iškeliavo napėn. Liko tik atsiminimai, kryželiai, kapeliai, daugiau nieko. O sakau, nei arbatos jie su buvom išgerta.
nei pakalbėt. Gaila. Ai, Joneli, gali geriau arbatos išgerti su prisiminimas, nei būti tarp žmonių ir jausis vienam, Joneli. Tu mis ne vienas pavargai. Ir aš pavargau, Joneli. Ir aš pavargau, ir aš noriu šilto žodžio, ir pašnekėti, ir arbatukės rozų išgerti, Joneli. Ne tik tu vienas. Tėvali, vis tiek tu gerai manys nesuvokė, nesupratė. Tėvali, kažkaip čiulandūrį vietos. Jonai, nu tu vėl savo dramas pradėti. Baig! Ne jokios dramos, jau šitados atrodo, o jie pasinerti, sakysi, dabojai. Jonai, nu tai, nu aš jau sakysiu, tie prauda tų vainikų, kad nereikia rūpintis pas Oi, gerai. Dievulė, oi. Jonai, Jonai, jau miršti, Jonai. Nesdūrik, Jonai. Ar jau miršti, Jonai? O Jėzau, Jonas miršta, Jonas miršta. Kas pasidarė? Kas pasidarė? Kas pasidarė? Kas žmogus turi mirti.
laidojimo namų juodoji kalė. Kas tokia? Juodoji kalė. Ponia Maksinas, Jonai, sarvatos turėtai. Niekada, kad mirt dar susrašė pirmą čies, dar juoda kalai pas tave citysi. Jonai. Ponia, ne taip supratote. Ne taip supratote. Esu laidotuvių planuotoja. Vadybininkė Fekalija. Organizuoju laidotuvės. Taigi, nedėlstant, siūlau rinktis. Nespėj žmogus kojo atšals, o jau laidotuvių planuoja. Tokie laikai, kad tik jūsų rūpesčių būtų mažiau. Mes juodoji kalė su Fekalija, tik mes pasirūpinsime jūsų laidotuvėmis. Taigi, nedėlstant siūlau rinktis tarp tradicinio laidomo ir senovinių papročių. O gal šiuolaikiškai, kaip dabar labai madinga, kremuosite? Oi, ponia Fekalija, kaip jūs vadina? Tiek sekas vyras kremų teps. O man tai patinka, kad patepa kremu. Nu, taigi netokis išbliškis bus. Kremu? Ja? Ponios, ne taip supratote. Kremuoti? Tai vadinasi deginti. Deginti? Tai yra kremuoti. Bet jeigu nekremuosite, tai yra nedeginsite vėliau. Vadinasi, šarvosite karste. O jeigu karste, tai grimuotoja bus. Padarysite vakarinį makiažą, kokio tik pageidausite. Atrodys gražiai, kaip gyvas. Bet, vis tiek siūlyčiau kremavimą. Nakautą duobę kasti, stamdyti 4 kasėjus. Geriau nedidukė urną ir vietos liks kitiems daugiau. Ir pigiau grybų. Štai, jūs tik pasižiūrėkite, kokių mes turime urnų. Ir sidabrinių, ir varinių, ir auksinių, ir netgi ekologinių medinių su gamtos motyvų piešinukais. Pigiau grybo. Tai kad čia vazos? Tai kaip jūs netilps? Ponia, mūsų urnos ne šiaip kokie indai ir vazos. Tai paskutiniai kalvio kalino dizaino šedevrai. Draugiškos gamtai ir amžinybei. Ir pigiau grybo. Ale ir kainos, kaip su taviem rozu. O tai gal sekas 3 litriniam slainikį laikyt? Nu, taigi vis tiek svarbu turinys, o ne vaza. Kokius 3 litriniam slainikai, Jonai, ar girdėjai? O jei kas sumaišys jaunuolio dulkės su miltais, blynus iškeps, Joneli, ne? Idėja, ponia, idėja. Dar galima pelėmus ant lauko išbarstyti. Pigiau grybo. Kokie su lauko bulbukė supus, ponia Fekalija, Joneli, paskiau tavi kalcis visi. Jokių šitų kremavimo šitų indų, laidosim grabą. Puiku, nuostabu, grabas tai grabas. Prašau, pasižiūrėkite, kokių turime grabų. Štai, ąžuolinis, aksomų išmuštas, gyveni minkštai ir išeik minkštai. Arba prabangesnis variantas, raudonmedžių, vėliurų išmuštas, su greitai sudarančiu dagčiu. O gal paprastas, pušies lentų. Sudėjai žmogų, jokių vaštų ir pigiau grybų. Oi, mums tai cinka paprastas grabas, taigi ne kunigaikštį laidotų. Svarbu, kad rūdas būt, kad neišvirs. Jonelių ir pats lantų turi. Auksinės rankas turi, galiu suskalti grabų, pats savo. Ir bus rankų darbo, lietuviškas grabas. Pigiau grybų, Ponia, kokį lentų. Mes juodoji kalė su Fekalija, tik mes galime jumis pasirūpinti. Jūs nieko nesirūpinkite, nieko. Pasižiūrėkite. Kokį spalvų spektrą grabų turime. Jūs tik pasižiūrėkite. Nuo klasikinės juodos iki prabangaus variantų, bordo netgi su auksiniais ornamentais. Pigiau grybų. Aha, žalias spalva. Joneliu, o tau kokia patinka spalva? Aš tai nuo senovės labai žalių spalvų mėgau, sakau, man samanų atspalvio būt kažkas. Nu, Joneli, tu tiek durnavosi, tai esi incirkelės, o ne į samanų spalvos grabų. O kuce graba? Žalias grabas. Tai kaip ekologinės laidotuvės, ne? Pigiau grybų. Puiku, žalias kastas. Žalias ekologinis.
karstas. Užsirašom žalias karstas. Aha. Kokias spalvos rūbų norėsite? Oi, dėl rūbų tai jau nesrūpykit, ponė. Šliūbinis kostiumas karo šeipo. Kaip naujas vienu ruosti pasirėdės ir buvo. Šliūbinis. Na, šliūbinis. Kaip naujas. Šitiek metų praėjo netilps. Tilps, pažiūrėk, ponė, nu kudukas, kaip manikenas buvo. Tokis pats. Tikrai netilps. Netilps. Vagi, pakelsim, prakirpsim ir bus pigiau grybą. Reikės giedotojų, o gal leisti įrašą? Ar kokią nors liaudišką dainą? Ant kalno mūrai. Už kalno rūkas, guli jonukas, gražus kaprukas. O kam jūs reikalingos? O kas mes? Ne giedorkos? Savo žmogaus net giedosim. Nuo prietkų visas gyvenimas rosu, o jau čia kažkokios svetimos. Jis mus mylėjo visas, padėdavo mums. Mes ir vargiai ir džiaugsme, tiek ir užbaikim. Aha, užbaikit. Laikosim senoviškai. Puiku. Senoviškai. Senoviškai. Kas senoviška, tai dabar labai madinga. Labai madinga. Tai jei senoviškai, tai gal tai pagonys ar vikingai? Vikingai. Įsivaizduokite. Pastatysim laivą, uždegsim ir paleisim upę. Laivas plauks, bangos neš, vėjas pūs. Ir nupūs. Ir sosėdų kiemų, ir salakė sosėda ir davoja, kap dega pirke, su vikingų jaunuliu rozu. Na gerai, sulaukime variantą. Palaidoti su visais brangiausiais daiktais ir įrankiais, kad tame pasaulyje būtų padirbti pigiau grybo. Tai ponė Fekalė, ar kaip tai jūs vadina? Tai kad brangiausias įrankis traktorius jo, netilps graban. Jokių problemų. Traktorius tai traktorius. Galima išrinkti ir sudėti dalimis pigiau grybo. O gal dar kokiu nors pomėgiu turėjo vėliavimas? Gal žvejys buvo? Tai meškerės sudėtume, kai šarmuosime pigiau grybo. Žvejys tai geras buvo, ale netgi meškerės nepasimdavau su savim. Va, tai taip, kad meškerės atpuola ir traktorius atpuola. Nu, šio momento neakcentuosime. Neakcentuosim. O gal dar kokiu nors pomėgiu turėjo vėliavimas? Burdelai mėgo išlakst. Nedažnai, bet neatsisakydavo. Šitą momentą neakcentuosim. Supratau. Ir paskutinis klausimas. Ir bene svarbiausias, ponė. Gedulingų pietus. Oi, gedulingų pietų tai mums reikia oriai gedulingų, bet be pompastikos, be ferverkų. Orkestras gali būti. Bajonulis, kai buvo jaunas, tai labai gerai narvaškės grojo. Kaip jaunulė? Tai orkestrų galim imtis. Supratau. Orkestras be pompastikos, bet jau pigiau grybų. Pigiau grybų. Supratau. Turime 3 variantus. Ekonominis. Balandėlis nuo kisielius, plius kisielius, plius kisielius ir 2 kompaktiniai žvakučių komplektai dovanų. Dovanų. Tradicinis balandėlis nuo kisielius, plius kisielius, plius sūrio pyragas ir jūsų vėliau nuotrauka kaimelėje dovanų. Vip. Balandėlis nuo kisielius, plius kisielius, plius sūrio švydas ir, bet nesvarbiausia, prabangiaškų servetėlių dėžutė kiekvienam dalyviui dovanų. Oi, tai jei šitiek dovanų, tai jie man 2 ir 3. Kaip? Puiku. Galime sujungti. Balandėlis nuo kisielius, plius kisielius, plius sūrio švydas. Ponė, jūs nevardykit.
dana pilnas klepas bulbų. Kep. Mes gal įsikepsim pečint bulbinių blynų ar kugelio, visiems užteks. O prie kugelio dar ir lašinukų patrupysim, kad būt kaip žmonių, kaip dzūkai sako, va, ponė. Puiku. Originalu. Puiku. Pridėsime prie meniu, kaip tradicinė močiutės virtuvė. Skausmo skonis su nostalgija. Kokimas? Aha, Jonai, jau grįžti, Jonai, jau grįžti, o Jėzui. Palauk, Jonai. Marcelė, supratau, vietoj jūsų nebevalgai. Laikas pinigai. Palauk, kad tu kunigo pakvies. Matau, jūs čia linksmai gyvenate. Jonuli, girdėjau, kad čia turintų planų turi, nusiteikęs ruoštis dvasiškam dalykams. Nu, tai tiek dvasiškas tėvelė. Va, iki lapkričio mėnesio, užsisakiau grabų. Ir su kasnykais, su gėlėm, su sakuom. Sakyk, dvasiškas tėve, o numirt ar sekas su šypsenu. Jonuli, jeigu visi tvarkingi būtų kaip tu, tai kapinių sargas daugiau išeiginių turėtų, žinau. Nu, ale, jeigu taip nusprendė, tai gal prieš išeinant kokį gerą darbelį reikėtų padaryti. Oi, kunigėlė, tiesa, prieš smertį naujus tvarto vartus subudavoja. Pa jei nesubudavos, tai aš iš po žemės ištrauksiu. Marta, kokia aukštelė tu mano. Subudavosiu aš tau tvarto vartus, belekų padarysiu. Ale jei tu man pakasyną suriktavosi geras.
Ir neširsi jai, kad alaus butelais išgersiu su kaimynu. Oi, tai Jonuli, Dievas mėgsta tvarką. Ale tavo jokai dar į patį, žinau, pralinksmės. Na, bet jeigu nusprendė jau mirti, tai gal kokių nuodėmių turi, gal kokią kaimynką įsipakutenės. Matuškas tėvelė, aš galvoju, kad mano vienintelė nuodėmė, kad dar aš gyvas nemiriau. Va, jei dar gyvensiu, tai žemį savo aprašysiu bažnyčiai, va. Jonuli, jeigu tu taip šnekėsi, tai smertis neteis, oi neteis. Jie tuos, kur juokus myli, nerušiuoja, ne. Nu, Marceliukė, pasakyk tu, ar bus kam tų žemių padaryti? Tai kad kunigėlį mane žemės rūpi, bulbaitės man rūpi, kunigėlį, nu. Nu jūs tik paklausykit, ar ne auksas tenai, moteriškiai, auksas. Jei bulbukės rūpi, ne žemės. O Joneli, ne cik bulbukės rūpi ir tavo pakasinos, Joneli, va. Ar jūs jau pasiruošę, kad valkas jau laukia? Kokius katafalkus? Ko laukia? Brate, žmogus dar gyvas, dūsauna, kalba, o jau riktavoja pakavonį. Kas čia dabar yra? Biznis? Jonuli, o šiais laikais yra viskas organizuojama iš anksto. Ir krikštynos, ir veselė, ir net jubiliejai. Ir pakasinos. O, ir pakasinos. O su tokiu organizavimu pakliūta pilin. Irgi reikia bilietų. Tai va, aš tebe supratau. Ačiū kaiminėliai, ačiū kaimynai ir kaiminėliai. Už šitokių organizacijų greitų ant mano pakasinų susirinks, spėjau, ir apkalbais, ir apšnekės, ir žemės padalys, nuneš, kai neširstu, ne. Ale vibončykit, aš dar ruošiuos pagyventi. Su šitokiu organizaciniu komitetu, va, ir su savo brangiausiu Marceliukė, tai aš dar pagyvensiu. Jonuli, kiekvienam savas čėsas ir savas kryželis. Skaitinys į senolių skrynelės. Žmogelis kiekvieną rytą dievulio melsdavas klausė, už ką tu man tokį sunkų kryželį skyrei. Dievuliui nusibodo žmogelio rypavimas, pasišaukė ir sako, va, pažiūrėk, kiek čia kryželių, rinkis kokį tik nori. Žmogelis ilgai rinkosi, o ilgai, kėlė, statė, vartė, vėl pakėlė, vėl pastatė, vėl pavartė, galiausiai įsirinko. Dievulis žiūri, kad žmogelis tą patį kryželį įsirinko, kuris jam ir buvo skirtas. Taigi, žmonės, dievulis skiria tokį kryželį, kokį galite panešti. Tai ir neškim kiekvieną savo kryželį, raikim gyvenimo keliu, viens kitam pamačydami, žmogaus gyvenimas yra brangus, o čėsas dar brangesnis. Ir nesijuokim iš senatvės, pasijuokim iš savį, bet čėsas greitai bėga ir patys būsim tokie. Viskas ateina čėsu, kad jie išmoka laukti. Tad ir neskubėkime, kur ne čėsas Ir nepara. Joneli, o kitų roską pritruks tau dėmesio ir sumislysi suorganizuoti tokį spektaklį, tai darysim dviesą. Be planuotojų, be marytojų, be kunigėlio neužširs, aktoriai būsim du. Tu ir aš, Joneli. Marceliukė, aukselė tu mano aukselė.
Negi tu dar mane tokį senų keplą ir toliau mylaisi, a? Joneli, Joneli, kur aš dėsiuos? Prieš dievų daviau priesaikų, kol žemelai mus išskirs. Joneli, dažiūrėsiu, būk laimingas. Na, cariukė, būdžiukai, aukselį tu mano. Tu šitai buvo seniai mane buvai apkabinus, a? Apkablyk mane, a? Apkablyk. Užsimaniai, va dar apkabys. Apkablyk. Apkabink! 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 Apkabink mane, teka paskutinį.